tiek berniukai, tiek mergaitės 10, 12 ir net jaunesnio amžiaus vyksta tos varžybos ant sumažinto imtynių kilimo. Nedidelė salė tiesiami ten keli iškart kilimai. Varžybas padeda vykdyti jų treneriai, taip pat jaunieji sportininkai, taip tokios būna šou imtynių šventės ir imtynės labai populiarios. Sakykime, net tokiose šalise, kuriuose galbūt mums net būtų keistas kol kas. Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje tos varžybos sutraukia ganėtinai daug žiūrovų. Ir dabar Ispanijos ir Italijos imtynininkės po Francina De Paula iš Italijos, jai 29 metai ir 5 metais jaunesnė Marija del Mal Serrano Barcelo, Ispanijos sportininkė, kuri Europos čempionate prieš 2 metus buvo užėmusi 3 vietą. Viduržemio jūros šalių žaidynėse taip pat buvo 3, bet tai buvo 2005 metai. Ispanija vilki mėlyną aprangą, Italijos triko raudonas. Na va, skirtingai nuo vyrų laisvų imtynių, sakykime, čia imtynininkų geografija yra ženkliai platesnė. Nes jeigu net vakar mes studijuodami komandinių varžybų, laisvųjų imtynių komandinių varžybų rezultatus pastebėjom, kad aiškiai dominavo 5 šalės, būtent Kaukazo regiono. Aiškiai dominavo Azerbaidžanas, Rusija, taip, Armėnija, Gruzija ir Turkija. Tai yra tos 5 šalės, kurios ten aiškiai dominavo ir komandinė, surinkusios daugiausia komandinių taškų, aiškiai lenkia kitas savo varžovės. Tai moterų imtynėse pamatys, tikrai tokio vaizdo nėra. Yra labai daug šalių, kurios dabar net deleguoja savo atstovės kovojose dėl prizinių vietų. Todėl manau, kad negalima kalbėti arba apie labai stiprės kažkurios nors vienos šalies tradicijas, o tiesiog matome, kad yra kažkokia patirtis, kažkokia tai įdirbis ir manau, kad dabar mūsų moterų imtynių sportas eina teisinga linkme, kadangi geriausios imtynininkės visos praktiškai yra Šiauliuose. Jos ten... Aš kaip tik norėjau klausti, jeigu vyrai susikoncentravę galima tik Klaipėdoje, tai merginų stipriausios sportininkės būtent iš Šiaulietės ar pakviestos į šį miestą, kad iš... Ten yra ir to miesto atstovių, taip pat nemažai imtynininkų yra atvažiavusi iš Anykščių, iš kitų imtynių centrų ir iš Šiaulių rajono, iš Gruzdžių, iš Kuršėnų. Ir jos tenais ruošėsi padedamas prityrusių trenerių Aivaro Kaselio ir Vidmanto Žibučio ir manau, kad tiesa patirties tokia ir tų varžybų gal patirties tokia ir šiaip amžių jos yra jaunas. Tiesiog dabar negali dar rungtyniauti su ženkliai labiau patyrusiam savo sportininkėm. Jeigu kalbėtume pavyzdžiui apie 2012 Londono olimpiadą, ar realu, kad kažkas iš mūsų merginų patektų tarp olimpinės rinktinės kandidatų ir netgi narių? Nu, matot, mano tokia nuomonė, kad moterų sportas iš principo yra sunkiau prognozuojamas. Juolab, kad ta sportininkė, kuri galbūt šiai dienai teikia daugiausiai vilčių, gal po kelių metų mes jos net nepamatysime sportuojančias ar panašiai, kadangi gyvenimas yra toks. Bet tuo keliu, kuriuo eina dabar šiuo metu Lietuvos imtynininkės, manau, yra labai teisingas. Tai yra bandymas visas geresnės imtynininkės turėti vienoje vietoje ir esant tokiai sveikai, gerai konkurencijai, bandyti siekti aukštesnio meistriškumo. Taigi, Italijos sportininkė neišnaudojo savo šanso, Francina De Paula, ir nors ir turėjo pranašumą, nes jį buvo suėmusi varžovę abiem rankom už kojos, bet kas 0-0. Taip, bet matome, kad Italijos imtynininkė priversta labai stipriai atakuoti, kadangi pasibaigus 30 sekundžių papildomo laiko atkarpėliai, jinai tiesiog bus nubausta. Nenubausta, o tiesiog vienas taškas bus priskirtas jos priešininkai, taip ir įvyko. Nesugebėjo apie 30 sekundžių nerealizuoti savo pranašumą. Ispanijos sportininkė apsigynė ir to užteko, kad jinai laimėtų kelinuką. Vyrų varžybose vakar buvo 3 finalai, visus laimėjo Azerbaidžano imtynininkai. Moterų, man atrodo, irgi nes šį vakarą azerbaidžaniečių matysime, bet vėlgi šalys kitos nei kad vyrų laisvų imtynių varžybose. Taip, aš minėjau, kad moterų sporte daug platesnė geografija, kadangi
Matyti yra kaip ir Ispanijoje, kaip Ispanijoje yra tokie moterų imtynių ruošimo centrai ir pakankamai vyksta toks kokybiškas darbas, kad jeigu sportininkė sugeba imtyniauti, papuola į tokių atsakingų stambių varžybų finalus, kad ir mažosius finalus. Bet galimybė kovoti dėl 3 vietos, skaitau, kad yra labai aukštas jau meistriškumo įrodymas. Kuo imtynės patraukė merginas, kad ir kai kalbėsime apie mūsiškės arba tai tas, kurios galbūt žiūrite šią transliaciją ir sportas, galbūt dvikovinis sportas, tai tikrai nemuštynės ir pasakyti, kad merginos nemoteriškos. Net, aš iškart galiu nuraminti tuos žiūrovus, kurie galbūt norės pamatyti čia kažkokių aštresnių momentų. Čia, žinot, kas stebėjo šitas transliacijas, matė, kad nėra nei jokių smaugimo, nei daužimo, nei kažkokių tokių grubių elementų, už kuriuos imtynininkai iškart labai griežtai yra baudžiami. Tai yra imtynės, tai yra viena iš sporto šakų, galbūt vienom jos nepriimtinos, kitom jos patrauklios, galbūt čia gali būti vėl priklauso nuo tradicijų. Jeigu, sakykime, tam miestelį yra pakankamai, kaip taisyklė, tvirtos vyrų imtynės, nesvarbu, ar tai būtų laisvosios, ar graikų romėnų, paprastai daug lengviau tada surasti ir norinčių treniruoti merginų, kaip pavyzdžiui pas mus ir Šiauliuose yra. Ten ganėtinai stipri ir berniukų yra, jaunuolių imtynininkų grupė, todėl šalia yra suburtos ir merginos. Kažkuria prasme jos gali būti net ir sparring partnerios berniukams arba atvirkščiai, bet sportas tai yra visi supranta, žiūri tą dalyką profesionaliai ir galimybė tobulėti yra. O čia taip vienas iš būdų realizuoti save. Vis dėlto, kai moterų imtynės tapo olimpinė sporto šaka, tai be abejo, tikrai turėjo būti postūmis. Tai dar vėl stipri labai motyvacija. Na, kol kas antrojo kėlinuko artėja lik pabaigos 1 minutė ir rezultatas 0-0 dabar jau Italijos. Sportininkai Francine De Paoli reikia stengtis, nes kol kas pralaimi. Taip, mes matome bandymas atlikti, perversti savo priešininką, paėmus ranką į rakto padėtį, bet tas nepavyko iš priekio ir matome labai panašus veiksmai kaip ir vyrų imtynėse, gal jie netokie energingi, netokie susijęti su fizinė jėga, bet... Būt jėgos tiesiog paprasčiausiai šiek tiek mažiau. Taip, daugiau plastiškumo, daugiau tokio elegancijos, aišku, visose tose veiksmuose, bet savotišką žavesį turi. Kaip aš minėjau, kad netgi imtynės, kur yra sporto šaka, šita nėra tokia populiari, bet pakankamai daug vietinės varžybas renkasi žiūrovų. Pasižiūrėti. Merginos dabar, sakykime, vėlgi, žvelgiant iš moteriško taško, manikiūrus reikia pamiršti. Na taip, sportuojant. Šio klausimo yra labai griežti reikalavimai, taip kad matom, kad nėra nei jokių ilgų plaukų, visos tos kasos yra ar ilgesnės, ar trumpesnės, paslėptos. Vėl 0-0 ir... Taigi taip, tokios imtynių taisyklės, kad taip, esant lygiam rezultatui, tai yra lygiam rezultatui, bet nuliniam, mėlynas kamoliukas. Kilimo arbitras traukia rotuliukus iš tokio juodo maišo, kuris yra pas kilimo vyr teisėją ant stalo ir šiuo metu tai suteikia teisę mėlynas, taip, Ispanijos imtynininkė gali tęsti kovą apkabinusi savo priešininkas koją 2 rankomis. Nerealizavo, vieną ranką atleido, tai vadinasi, kad jau praleido šiokią tokį. Bet bandymas išstumti už kilimą. Taip, jau to pranašumo neturi, kurį turėjo pačioj pradžioje. Matot, paėmimas vis dėlto atleistas. Ne, čia jau toksai jau vabank ėjimas ir... Dar per 8 sekundės, jeigu... Net, kad viskas stabdoma, kadangi Italijos imtynininkė buvo skaitytas taškas. Ispanijos imtynininkė bandė atlikti metimą per nugarą, bet jis buvo nesėkmingas, pateko apatinę padėtį, parterio padėtį ir... Lygiosios po 2 kėlinukų ir tai reiškia, kad 2 lemiamos minutės mūsų laukia šioje kovoje dėl bronzos medalio. Dar sykį pakartosiu, kad Marija del Mar Serrano iš Ispanijos yra jau Europos čempionato bronzinė prizininkė. Tiesa, tai buvo prieš 2 metus. Praėjusių metų čempionate ji buvo
vietoje. Moterų varžybose taip pat 7 svorio kategorijos, kaip ir vyrų, tiesa, tie svoriai kiti. Lengviausia yra 48 kg, o dabar mes matome 51 kg svorio kategorijos kovą dėl bronzos medalio. Taip, stebinti šią transliaciją, žiūrovai gal susidarys įspūdį, kad moterų imtynėse gal yra mažiau veiksmų, bet kas turėjo laiko ateiti ir stebėti dvikovas ryte, tikrai, aš manau, tokio įspūdžio nesusidarė, kadangi buvo tikrai labai daug veiksmų ir labai efektingų veiksmų iš stovėsenos ir parteryje. Taip, kad galbūt tiesiog jaunas imtynininkas slegia tas vis dėlto įtampa, kurie slegia ir visus, ir patyrusius imtynininkus, kovojant tokios atsakingų varžybų finalas. Na, šiuo atveju Italija yra vyresnė, jai, kaip jau minėjau, 29 beveik metai ir 5 metais vyresnė yra jos varžovė iš Ispanijos. Bet aš manau, kad bronzos medalio kaina abiem imtynininkam yra labai didelė, yra labai svarbi, kad bijo rizikuoti. Tiesiog bijo rizikuoti tiek viena, tiek kita ir labai net mažai bandymo. Vėlgi, ta loterija, kurią mes matėme, tiek Ispanija, tiek Italija, to turėto pranašumo nesugebėjo išnaudoti, kai po pirmo ir po antro kėlinuko galėjo suimti savo varžovę kilimo centre. Lieka pusė minutės iki lemiamo kėlinio pabaigos. Vyrų varžybose beveik tradicija buvo, kad finaluose sportininkai kovodavo 3 kėlinukus, nes po 2 rezultatas būdavo lygus. Na, kaip minėjau, kad imtynininkės yra pasiekusios ne po vieną pergalę, kadangi rytiniai daly vis dėlto pasibaigė tos varžybos ir dabar matome, kad šiek tiek gal aišku nuovargis, čia jau tiesiog laiko neužteko, kad galėtų atlikti iki galo veiksmo. Taip, taip. Ir vėl mes matom, kad kilimo arbitras traukia šį kartą raudoną kamuoliuką. Reiškia, kad Italijos sportininkė dabar turės pranašumą. Na, šioje svorio kategorijoje buvo iš viso 18 dalyvių ir Italijai dar teko kovoti pagodos kovoje. Ten ji nugalėjo Suomijos imtynininkę ir štai būtent tą pergalę atvėrė Francinai Depolai kelią į mažąjį finalą, kelią kovoti dėl Europos čempionato bronzos. Tai matome, yra kai kokie reikalavimai, kad būtų galima pradėti tęsti dvikovą. Būtent imtynininkė su raudona triko, kadangi arbitras ištraukė raudoną kamuoliuką, turi pasilenkus 2 rankom apkabinti savo priešininkės koją, o jos priešininkė turi savo ranką sudėti ant menčių. Ne, aš galvoju, kad Ispanijos imtynininkė aiškiai anksčiau laiko pradėjo šią kovą be švilpuko, jinai pradėjo kontratakuoti ir gavo kol kas žodinį įspėjimą. Taip, jeigu tai pasikartos, arbitras aiškiai parodė gestu, jeigu tai pasikartos, jis bus nubausta 2 taškais minusą priešininkė. Taip, leido ir puikiai, vis dėlto taip. Apeliuoja Ispanijos imtynininkė į arbitrą, kad veiksmas buvo pradėtas anksčiau švilpuko. Ką darysi standartinė situacija? Čia labai sunku psichologiškai sulaukti švilpuko pradžiai, kadangi nepražiopsotum veiksmo pradžios ir dėl to imtynininkės kitą kartą šiek tiek eina va-bank, rizikuoja. Taip, dabar mes matom, kad Ispanijos vis dėlto sekundantas bandė parodyti baltą kortelę, ta prasme paprašyti peržiūros šios situacijos, bet vis dėlto varžybų teisėjai nusprendė, kad tas visiškai nereikalinga ir Francina Depola iš Italijos tampa bronzinė prizininkė draugė su Julija Blahinė iš Ukrainos. Taip, matome dabar pakartojimą šios situacijos, kad labai lengvai užbaigė savo ataką Italijos imtynininkė ir iškovojo savo išsvajotą bronzos